Labai gerai. Klausau. Labas vakaras. Labas. Čia Dovilė. Kaip? Ar aš paskambinau Dovilei? Taip. Labas vakaras, aš Alfredo, mano vardas yra, aš esu Burako draugas. Hello. Taip, suprantu. Va, tai yra Burakas kaip tik davė tavo numerį, sakė, kad esi graži mergina, jisai irgi kaip, jisai yra Erasmus, aš ne Erasmus, aš jau gyvenu Lietuvoje 4 metus, galvoju gal susipažinti. Kaip čia įdomiai. Nu, tai vat, kaip tik gavosi taip, kad Klaipėdoj tave mačiau ir Burakas yra draugas, tai sakau, gal susipažinsim ir, nu, žinai. Tik aš tave bandžiau ieškoti Facebook'e, pasirodo, kad su tavo vardu ir pavardė yra, tu žinai, kiek yra žmonių? Daug. Yra labai daug, labai populiaru. Kaip pas mus Giacomo Benini irgi labai populiarus vardas Italijoje, tai pas jūs yra būtent tavo vardas pavardė. Nu va, teks surasti. Kokia tavo yra nuotrauka tai jau? Prie jūros. Prie jūros yra dvi? Yra dvi prie jūros? Nemoku nupasakot. Vieną ranką berods iškėlusi kažkas tokio. Yra labai juokinga, nes yra abidvi prie jūros ir abidvi su iškelta ranka. Nu tai pakviesk abidvi ir pamatys. Nu, aš atrodysiu kaip durnas, kad abidvi reiškės kviečiu. Yra tu laikai už kepurę ar ne? Ne. Ai va, taip, čia tu, taip, aš tave pažįstu. Tai va. Nes, žinai, pas mus yra labai, ir Burako, ir man yra labai didelė simpatija šviesiaplaukiai. Aišku, žinau šitą. Jo, žinai, pas mus mažai šviesiaplaukių. Tai žiūrėk, tai tu mane pasikviesti. Dar mažiau yra mėlynakių šviesiaplaukių. Nu va, labai yra. O tai jūs su Burako iš kur pažįstami, jis per Erasmus, taip? Taip. Yra, bet jisai yra lietuviškai, aš jį noriu išmokti lietuviškai, nes nelabai gerai šneka. Nu tai jisai šiaip ilgai čia ir nebus, tai aš manau, kad jau kažką vis tiek moka. Nu, lietuvių kalboje labai gerai yra išmokti, kad jis bela ragazza, kad tai graži mergina. Aš matau, kas labai gerai šnekat. Kaip dar, pas manęs yra toks, kaip yra tas itališkas būtent akcentas, bet tai aš dar tik tai 3 metus čia gyvenu, tai kaip ir... Nu tai nieko, tai va, labai šaunu. Tai gerai pasikvieskim, tada jau ką susirašysim ir pasižiūrėsim. O tai klausyk, gal ką čia per Facebooką, galbūt žymiai įdomiau, yra intriga, kad susitikti taip kaviniai būtų gal... Žinok, dabar ateinančių metų aš tikrai nelabai, man dar šiandien mano gimtadienis. Šiandien tavo gimtadienis yra? Taip. Aš tave labai sveikinu, kongracijas, yra labai tokia, kad bela ragazza turi tokį gimtadienį. Jeigu nesupyksi, kiek jau tavo yra metas? 20. 20 metų? Taip. Oi, tai jau visa panelė. Nu, galima taip pasakyti, nežinau. O klausyk, ką tu studijuoji? Kultūrinę veiklą. Kultūrinę veiklą. Aš labai kultūringas žmogus esu, tai man labai įdomu. Nu labai gerai, galėsiu parodyti kokias nors parodas, jeigu bus įdomu, nes man irgi patinka labai. Parodos, žinoma, aš Milane visą laiką vaikštinėdavau, o parodas pas mus yra labai... O tai kaip čia jis tau mano numerį davė, ar kaip čia? Taip. Geras, tai koks jūs draugiškas, taip visiems ir dalina, nu va. Žinosiu, dabar žinosiu. Jisai tiesiog sakė, kad yra labai, aš paprašiau, sakau, kaip jinai kaip mergina, sakau, labai gera mergina, labai daug, labai mėgsta, sakė, su užsieniečiais draugauti, tai va, aš ir paskambinau. Patinkas. Pavadinkime tai bendravimu. Nu, galbūt, nežinau, ką jūs čia konkrečiai turite galvoje. Ne, aš nieko, aš sakau tą patį, kaip Burakas sakė, kad reiškia labai bendrauji
labai ten viską, kažką tai. O kada tu turėtum laiko, ką žinau, man reikėtų kokį valandą, 2 pasiimti iš tavęs. Žinok, dabar aš šią akimirką tikrai konkrečiai nieko negaliu pasakyti. Ne, tikrai negaliu, nes, tai jeigu ką susirašysim, aš manau, tai va, bent per telefoną ar šiaip, bet taip, tai dabar tikrai nepasakysiu, neklausiu. Dabar užimta labai. Jo, nesakau, va, čia jau turi ateit keli draugai pasveikinti, tai va, biškai čia ruošiamės. Ai, supratau. O klausyk, aš tik tai norėjau dar paklausyti tavęs, yra pas tave su oraliniu ar be? Kaip? Yra, pasimatymas, yra, tai pavadinkime tai pasimatymu, jeigu valandą arba 2, kiek čia kainuos? Nesupratau. Kiek čia kainuos, valandą arba 2? Kaip tai kiek kainuos? Man kiek kainuos, lytų. O prie ko čia to kaina? Burakas sakė, kad galima mokėti. Pirmą kartą girdžiu tokias nesąmonės. Tai aš irgi pirmą kartą jis man pasakė, aš nepažįstu žmogaus. Ne, jeigu jau čia tokiais klausimais apie kažkokius apmokestinimus, tai tada tikrai netem pataikęs. Nežinau. Tai yra, aš nebijok, ne policija, viskas tvarkoja. Ne, čia ne dėl to, bet, tai čia aš tikrai kaip amoraliai, Dieve, tu mano, ne. Čia ne amoraliai, čia viskas tvarkoja, visi patenkinti yra kapitalizmas, visi patenkinti, visi laimingi. Nežinau, tikrai, nes, gerai, nesvarbu, viskas, nebeturiu apie ką šnekėti, daugiau man neskambinti tokiais klausimais. Ne, tikrai viskas. Aš tik tai norėjau pasakyti, yra labai tik tai vienas dar dalykas. Dovilė, galima dar vieną dalyką pasakyti ir viskas, ir daugiau nebeskambinsiu. Labas vakaras, Dovilė, tave atrodo radistai iš Zipatam. Išdūrėm. Kokį nenormalų. Dovilė! Dovilė! Tai sveikinam tave su 20 gimtadieniu. Kodėl? Kultūrinių... Verksiu, man atrodo, ačiū. Kultūrinių menų, mainų programų mėgėja. Prisikultūrino. O, Dieve, man. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo. Gerai, užtenka, supratau. Dovilė, valio. Jau hebras yra netgi. Aišku. Tai va, žodžiu, padėkok savo hebrai, ypač Aurimui, žodžiu, jie tave sveikina su gimtadieniu ir linkėjimai Burakui. Gerai, būtinai perduosiu. Viskas super, labai gerai. Iki, Dovilė, gerą to gimtadienio. Visą. Va taip.